Visų šių rungtynių bene metu, kad Utenos Juventusas gan anksti įgijo tą dviženklę persvarą. Sabeckis ruošiasi jie dar padidinti ir tą daro. Ir puikiai. Pražangas renkasi Šiaulių duetas Danielis Baslykas ir Cedrikas Hendersonas. Atitinkamai 4 ir 3. Kaip bus paskui. Sabeckis turi ūgio persvarą prieš Petersoną, ją bando pasinaudoti. Ties 3 taškų linija. O kaip viskas atrodys realybėje, o ne mūsų apmąstymuose. Sabeckiui, šis prieš Veličką. Nugara į krepšį. Ir čia Sabeckis. 12 taškų efektyvumo. Šiauliackis. Dar Lukas Šiauliackis. Pameta kamuolį Paulius ir dabar jau atiduoda Sabeckiui. Sabeckis iš toli pataiko. Sečiu iškart nesėkmingai. Ir Donatas Sabeckis. Taip, ir jeigu tu ryti kalbėjai apie šiokius tokius dar turimus rezervus uteniškių ekipoje, koks gražus Donatas. Neptūną ir Panevėžio Lietkabelį prieš Klaipėdos Neptūną. Utenonės, kurių remės Betson. Donatas Sabeckis nugarą žaidžia prieš Dovydo Buiko ir užcentruotas. Atakas kūrintis žaidėjas Džeilinas Henry atskirose rungtynėse. Benjaminas Krikė, Kreišmontas turėjo gerų rungtynių. Taškais nesibaigia. Sabeckis, Beniušiui. Visiškas savo komandos vedlys dabar. Cedrikas Peručka aikštėje vietoje jo. O čia nieko keisto. Sabeckis nugarai krepšį prieš Veličką. 2 taškai. Tačiau visai sėkmingai čia ta Utenos Juventus ataka susiklosto, nes tikrai būtų gavęs velnių iš Stepano Babrausko, jeigu pražanga būtų buvusi metimo metu. Čia Šaulys dar kartelį. Itin netaiklus metimas tampa rezultatyviu perdavimu. Sabeckis suranda Branešą, šis jau po 10 sekundžių. Sabeckis uždarė jam kelią veržtis pro dešinę pusę, dabar bando pro kairę pusę. priverčia išsikeisti gynyboje varžovus. Perdavimas į kampą Sabeckiui, šis gerai. Na, visiškai čia ūgio persvaro elementus reikia svečiams. Sabeckis suranda Beniušiui, Beniušiui Sabeckį. Suranda ir Sabeckis įveikia. Jonava hipokredit taisyklių nepažeidė. Sabeckis prieš Buiką. Kirtimas be kamulio. Gynyboje Lietkabelio ekipa. Sabeckis atsidūrė po krepšį. Likęs prieš varžovą po savo atakos ir atrodo klaida. Taip, man patiko tavo mintis apie tai, jog būtent tas antras jonaviečių penketas gerokai to lygio ir neatlaikė. Sunkiai susikūrė metimus. Leckas sulaukė Taškas po 8 mėnesių be krepšinio. Henningsonas, geras nusimetimas. Stankevičiui reikėjo tik įmesti laisvam. Greita ataka, Sabeckis ieško rūmo. Per 4,5 minutės. Ten Beniušis krenta ant parketo, Sabeckis tęsia. Rezultatyvių perdavimų. Čia vietinis pranešėjas Johnsonas jį jau vadina ponų rezultatyvių perdavimų. Dažnai gali pasiūsti jį tam, kad atsidarytų rungtynėse, kažkiek pajaustų, kaip tu sakai, tą šilumą rungtynių lankus, bet ir šitoj situacijai. Prieš tai fiksuota. Sabeckis dabar 62-54 ir Jonava jau pirmauja šiame ketvirtyje. Sabeckis paliekamas laisvas iš toli. Ne 5, o 4 rungtynes. Ir nepaisant to, jie pirmauja. Tad pergalė šiandien juos įtaisė. Įspūdingas amerikiečio pasirodymas pirmoje rungtynių pusėje. Sabeckis legaliai. Sabeckis pastebėjo Venskų. Sabeckis iš toli. Gynyba. Ir labai pavojingoje situacijoje Henningsonas prieš Venskų. Sabeckis atgal Venskų. Venskis iš toli. 3 taškai. Greitas žaidimas, daug tritaškių prieš būtent tą pozicinių pranašumų ieškojimą, žaidimą baudos aikštus.
Sabeckis. Nuo užtvaros sužaidžia labai gražiai ir tada visos gynybos. Zeino Watermano taškas. Watermanas. O 2 taškai ir pražanga. Susikalbėjimo. O čia Donatas Sabeckis pabando atakuoti jaunai Dovydą Buiką. Taip, čia ir yra Donato Sabeckio stiprybė. Paulius Valinskas. 4 sekundės lieka atakai. Sabeckis iš tolinio atakuoja. Dabar jau priverstas yra tą daryti. Ir komandoje Stefanas Simaničius jau 4 rungtynės sužaidė. Selimas Fafana debiutavo rungtynės. Šiandien kamuolį brangina. Nevėžys iki šiol buvo jie suklydę 5 kartus. Sabeckis užatakuoja čia Ashtoną Langford. Naudingiausia uteniškių žaidėja. Būtent tokias užduotis ir turi Modestas Babraitis. Čia derinys išsimetant kamuolį. Ir dabar jau Utenos galimybė. Atsitraukia nuo savo. Bet neblogai kovoja dėl kamuolių. 4 susigriebęs ir dar 3 rezultatyvius perdavimus. Ir atlikęs Mikelis Kirvės. Aš čia Sabeckis. Vaizdu, apskritai, Kęstučiui Kemzūrai tas sezonas tikrai neprasidėjo taip. Čia krenta Turneris. Vėl įmetamas kamuolys Sabeckio arčiau krepšio, tarsi vidurio puolėjas. Žaidžia Utenos Juventus gynėjas. Skaičiai identiški. Beniušis. 2 taškai Beniušis. Prie jo 2 varžovai. Sabeckis. Uleckas kampe visiškai laisvas yra. 3. Ten Mineikis dar spėjo atakuoti, bet tikrai jau... Telia Play platformoje dar galite stebėti ir kitas lygos rungtynes, kur Kėdainiuose žaidžia Gargždai ir Nevėžis. Čia Valinskas į kampą Sabeckiui. Nuėjo į pagalbą. Jau 12 nulinimo balų turi surinkęs Pleikys. 6 taškai, 2 kamuoliai, perdavimas perimtas. Šimto prastai, ilgai nesiskiria su kamuoliu Sabeckis, galiausiai numeta perdavimą. Ir Gargždai. Dabar jau Utenos Juventusas ruošia savo atsakymą. Šaulys, dar vienas jo metimas. Taip pat galimybė ir jam įnešti energijos. Malikas Johnsonas iš kampo. Žemynas Krikė per savo 8 sužaistas minutės prametė visus 5 metimus. O čia puikiai Statusą šį vakarą. Sabeckis atakuoja Lavrinovičių, perdavimas Venskui po pagavimo.